Sveiki. Jungiu truputį anksčiau, kad po truputį galėtumėte jungtis ir žiūrėsim, kaip viskas veikia. Kas pirmi prisijungsit, parašykit, ar garsas ir vaizdas yra gerai. Taip, lauksiu jūsų komentarų. Porą minučių turim iki 8. Sveika Gražina. Ar gerai su garsu? Viskas gerai, puiku. Ir iš karto parašykit, jeigu čia praeitą kartą tokia patirtis buvo nelabai maloni, kad nutrūko internetas ir aš valandą laiko atkalbėjau ir nei įrašo neliko ir aš nežinojau, kad nutrūko ryšys. Tai tikrai yra tas, kas turit mano, kas esat pas mane profilėje drauguose, tai galite, ar šiaip Messengerį man tiesiog parašyti, jeigu kažkas tai bus su trikdžiai internetiniai. O jeigu su garsu, tai galite aišku čia rašyti, nes gali įsikrauti ar mikrofonas, ar kažką pamiršau pakrauti, tai seniai nenaudojau, tai tikiuosi, kad viskas gerai, matot, girdit, puiku. Smagu jūs matyti. Visus ir visas, seniai nesimatėm. Galit parašyti, kaip sekasi, kaip vasara praėjo. Kol susirinksim. Ir šiaip galite ir siūlyti temas, kokios jums aktualios. Aš dabar pasirinkau temą, tiesiog ji man pasirodė tai kažkaip aktuali, ar kaip čia pavadinti. Tai labas vakaras, Violeta, Margarita. Žodžiu, tai pasirinkau tas, kas buvo atrodė aktualu, o kas jums bus aktualu, ar yra aktualu, tai irgi parašykit ir tada matysiu, ar aš galiu kažkokį webinarą pravesti temą, ar negaliu, ar mano kompetencija leidžia to, ar neleidžia. Nu va, jau yra 8 valandos. Nu, matau matytų veidų. Vardų matytų, tai smagu matyti jūs. Labas, Audronė. Tai va, tai šiandien kalbėsim, aišku, aš nepretenduoju jokią visažinę ar kažką, tai nereiškia, kad aš ką sakau yra tiesa, gal kažkam atrodys atvirkščiai. Tiesiog padėstysiu, kaip aš įsivaizduoju šitoj tematikoje tėvų vaikų santykiuose ir kodėl tos problemos kyla ir ką dabar su jomis daryti. Nes, labas Jūratė, nes tema yra aktuali visą laiką. Nesam labai stipriai ruošiami mes šeimos gyvenimui, įsivaizduojam, kad viskas vyksta natūraliai ir taip, kaip mes įsivaizduojam, o kartais taip nebūna dėl mūsų patirties dėl trūkumo patirties ar nežinojimo ar kitų priežasčių, labai susikoncentravimo į kažkokius kitus dalykus ir kažkaip tai ta vaikų tematika, kol jie maži mes galvojam, kad viskas yra gerai, bet kuo jie labiau pasidaro didesni, kuo jie artėja prie suaugusių, tuo mes pradedam matyti įvairiausius variantus, kurie mūsų gal netenkina, ar įsivaizdavom mes, kad bus kitaip, o gavosi taip, kaip gavosi. Tai va, tai aišku, geriausias variantas yra nepražiopsoti to momento, kol vaikai maži, nes tą, ką jau mes suformavom, tą, ką mes, kaip pasakyti, tą, ką pasėjom, tas paskui ir pradeda po truputėlį dygti. Gali būti įvairūs variantai to priežasčių, mūsų pačių suformuota nuomonė į vaikus arba partnerių suformuota, sakykime, kad ir nepagarba mums, na, žodžiu, įvairūs variantai gali būti.
Tai va, tai parašykit dabar pradžiai nuliukus, kas visai nei karto nesat mane girdėję matę, tai gal tada reikės prisistatyti man trumpai, o jeigu visi matė girdėję, tai šitą etapą prašoksim ir keliausim į tą temą. Ir jeigu bus klausimų, rašykit, jeigu galėsiu atsakysiu, jeigu negalėsiu, tai neatsakysiu. O žodžiu, būkit aktyvus, komentuokit ir jeigu kas nors bus neaišku, ar kaip pasakyti, koks nors diskutuotinas klausimas, ar iš savo pavyzdžių, iš savo patirties kažką tai norėsit pasidalinti, tai irgi labai esat, visą tai yra, esat laukiami, kad parašytumėt, ar jo, tai va. Tai ar parašykit nuliukus, o vienetukus, kas matė, girdėjo mane ir tada žinosiu, kokia čia yra situacija ir ar verta čia man apie save dar kažką tai pasakot. Girdėjusi tik balsą. Nu tai, žodžiu, vis tiek įsivaizduojat, ką aš veikiu, ką aš darau, o jeigu visai niekas nieko nesat girdėję, matė ir iš viso nežinot, apie ką aš čia kalbu, tai galit parašyti nuliuką, tai pasakyti, trumpai prisistatysiu. Gerai, nesikartosiu, aš jau čia pradėjau kartotis. Šiek tiek pasidariau konspektuką, kad žinočiau, apie ką mes kalbam, bet jeigu, sakau, yra aktualių klausimų, aš apie ką čia kalbėsiu, tai buvo tas paremta klausimų pagrindų gautų asmeniškai. Ir jeigu bus ką jūs norėsit pridėti ar paklausti, tai tiesiog rašykit. Tai va, tai pradedam vaikų tėvų santykius ir kodėl tie vaikai pasidaro kažkada tai kažkokiam etapė labai neklauso, blogi, ar kaip mes ten juos beivardintume, ar sunkus ir visi kiti variantai. Tai pirmiausiai pradėkim nuo to, kad vaikai šiaip ar taip yra mūsų kaip veidrodinis atspindys. To, ko mes nenorim galbūt savyje matyti, ar bandom kažkaip tai užslėpti, vaikai vis tiek tą mato ir jie nukopijuoja ne tai, ką mes sakom, o tai, ką mes darom. Ir ką mes tokiu atveju darom. Pavyzdžiui, jeigu šiaip žiūrim į veidrodį ir mums nepatinka kažkoks tai rūbas, ar mes keičiam veidrodį, ar mes keičiam savo rūbą, ar kažkokią tai keičiam detalę, ar išvaizdą savo, ne veidrodyje. Tai va, tai lygiai tas pats, jeigu mes kažką tai matom, kažkas tai mums nerezonuoja santykiuose su vaikais, tai turbūt reikėtų pradėti galvoti, o ką aš siunčiu, kokį signalą ir kokią žinutę, kad atspindys yra toks, koks yra. Aišku, galima sakyti, kad kodėl visi vienoje šeimoje vaikai yra labai skirtingi, vieniems tai tinka, kitiems netinka, vienas geras, kitas blogas, tai iš vienos pusės paėmus, priimsiu kažkas į grupę, noriu prisijungti, iš vienos pusės paėmus, tai kiekvienas vaikas yra individualus, individuali asmenybė, jinai turi savo, pavadinkim, receptorius, priimtuvus, kurie yra jam suaktyvinti. Ir vienam vaikui bus vieni receptoriai labiau aktyvus, kitam vaikui bus kiti receptoriai ir vienas nukopijuos vieną informaciją, kitas nukopijuos kitą informaciją. Ir todėl ir apskritai jie atsineša jau savo suformuotą kažkokį tai bagažą, su kuriuo jie ateina. Ir visas tas, ką jie atsineša, ir visą tą, ką nusikopijuoja, tai ir gaunasi tas finalinis kažkoksai tai rezultatas. Todėl vien tik tai galvoti, kad jeigu vaikai yra visiškai skirtingi toj pačioj šeimoje, tai nėra mano darbo rezultatas, o tiesiog jie yra tokie skirtingi, tai nėra visiškai galbūt tiesa. Taip, jie yra visi skirtingi, bet todėl būdami savo to skirtingumu, jie ir priima iš mūsų skirtingą informaciją, ar kaip jie pavadina, nuskaito ją nuo mūsų, ta, kuri yra jiems rezonuojanti. Tai va, tai pirmiausia pradedam nuo to ir klausimas buvo susijęs labai stipriai su vaiko saviverte ir kur jinai yra dingusi. Nes kol mažas vaikas, visi vaikai turi savivertę. Jie niekad negalvoja, mažas kūdikis, kad jisai ten kažką tai blogai daro, ar jis negražiai atrodo, ar jis yra blogas, pas jį nėra tos programos įjungtos. Ir
Jis yra toks, koks yra, jisai priima save tokį, koks jisai yra. Ir tėvai tuo metu priima jį tokį, koks jisai yra. Bet kai prasideda, žodžiu, sekantis etapas, vaikas pradeda reikšti savo emocijas, kaip mes sakom, rodyti savo charakterį, tada mes sureaguojam į taip vienaip arba kitaip. Ir tada prasideda visas mūsų sėjimo periodas, kai mes pradedame sėti į tą dirvą, kuri yra paruošta, išpurenta, švari, graži ir tik tai laukia tų sėklų. Tai va, tai ta savivertė yra labai stipriai susijusi tiesiogiai ar netiesiogiai su pačiu tėvų savivertė. Kaip jie vertina save, kaip jie gerbia save visame kame. Santykiuose pirmiausia tarpusavyje. Ar tėvai gerbia vienas kitą tarpusavyje. Mes įsivaizduojam, kad vaikai mato tik tai arba supranta tai, ką mes kalbam, kaip mes gali būti netgi absoliučiai visiškai nuslėptas tas nepagarbos programa, jinai kažkokiu tai būdu užglaistoma ir uždangstoma, bet vaikas pilnai nuskaito energetiką. Jam kažkokio tai teatro nereikia. Jisai mato energetiką, jisai mato, ką tėvai spinduliuoja vienas kitam, tą jisai ir nuskaito. Tai pirmiausia prasideda visas tas pagarbos klausimas, kiek tėvai vienas kitą gerbia arba negerbia. Ir šitoje vietoje labai stipriai išryškėja ir pagarba savo. Jeigu mama ar tėtis, nesvarbu kuris, leidžia negerbti partneriui savęs, tai reiškia, aš pats savęs tiek negerbiu, kad aš leidžiu ir kitam manęs negerbti. Tai jeigu yra tokia programa šeimoje, tėvų santykiuose, tai galima ant galvos stovėti ir norėti, kad vaikas gerbtų save, taip nebus. Tol, kol nebus išvalyta šita programa tarp tėvų, o ją turbūt yra labiausiai sudėtinga išvalyti, nes jinai yra susiformavusi jau bendro gyvenimo kažkokiu tai laikotarpyje ir kiekvienas turi įjungęs kažkokią tai programą ir ją išvalyti yra labai sunku. Iš viso dabartinė tendencija yra apskritai klausimas yra, kuris kurį valdo. Ne kaip dviejų lygiaverčių partnerių bendradarbiavimo kažkoks tai projektas, ar kaip jį pavadinti, šeima, o kuris kurį labiau gali valdyti ir kuris kuriuo gali labiau manipuliuoti. O vėliau mes įsivaizduojam, kad užauginsime vaikus, kurie gerbs savo partnerius, kuriuos gerbs partneriai ir nesvarbu kas, draugai, kolegos, absoliučiai nesvarbu kas. Tai vat šita programa jinai yra labai dabar stipriai įsigalėjusi ir didžiąją dalį turbūt šeimų sudaro tokie modeliai, kur vienas kitą bando užvaldyti ir pajungti savo poreikių tenkinimui. Visokių, bet kokių. Visuose lygmenyse. Tai viena iš priežasčių, ką vaikai nuskaito ir supranta, kad visur yra manipulacijos, visur yra mokėjimo prieiti klausimas ir tuo pačiu ir nepagarbos savo išraiškos forma. Kitas dalykas, ką vaikai labai gerai nuskaito, tai yra tėvų santykiai su draugais, kolegomis, kitais šeimos nariais, giminėmis. Jie stebi, klauso, mato, kaip mes elgiamės ir kokia pas mus yra mūsų supanti artimiausia aplinka. Ir jeigu tenais lygiai taip pat vyrauja nepagarba, lygiai taip pat ir iš mūsų pusės, jeigu mes visą laiką apkalbam kitus, įsivaizduojam, kad mes esam aukštesni už kitus, šitoje vietoje labai stipriai suveikia ego klausimas ir vaikai šitą nuskaito. Tai vėlgi reikia labai gerai, toliau visi santykiai paremti su draugais, ypatingai kur yra, mes renkamės draugus ir kokiu principu renkamės draugus. Ar dėl to, kad jų būtų aplinkui visą laiką kažkas tai zuitų aplinkui ir kaip pasakyti, baimė būti vienam, tai geriau būti su bet kokiu draugu, kad tik tai nelikti vienam. Ir tokio tipo programa, jinai labai stipriai pirmiausiai mums patiems nusiurbia energiją, nes mes visą laiką savęs išsižadam dėl kitų. Mes sakom taip
tik tai dėl to, kad įsivaizduodami, kad mus dėl to gerbs, norės su mumis būti ir mes neliksime vieni. Vaikai labai gerai šitą programą nuskaito ir jie mato, kad kokios manipulacijos ir kokie tikslai yra mūsų santykiuose su mūsų draugais. Ar tie draugai gerbia mus, ar mes gerbiam draugus. Tai čia yra irgi viena iš šitų programų ir lygiai taip pat vėliau vaikai pradeda rinkti savo draugus, formuoti savo draugų ratą tuo pačiu principu kaip ir mes. Ar iš pagarbos savo, iš meilės savo, ar iš baimės likti vieniems ir taip. Ir tiesiog būti neįdomiais, galbūt mūsų vėlgi mes įsivaizduojam, kad mūsų vertė yra draugų skaičiuje, mūsų vertė yra vakarėlių skaičiuje, mūsų vertė yra, kiek kartų ten išvažiavau į miestą ir išgėriau kavos su kažkuom. Visa tai yra, ar tai yra vertė ir kokia tai yra vertė ir kokia viso to yra kaina. Ar mane priima draugai toks, koks aš esu, ar mane priima draugai tik dėl to, kad aš esu galbūt naudingas kažkuom tai. Ir mes visą šitą programą irgi parodom savo vaikams. Toliau kita yra grupė priežasčių, tai yra tėvų santykiai konkrečiai su vaikais. Koks yra ryšys tarp tėvų ir vaikų. Kontrolė, pagarba, spaudimas, kaip mes formuojam jų nuomonę mokyklos klausimų, pamokų atlikimo klausimų. Tarp eilučių labai didelė informacija gali būti sukišama baimės principų, arba kaip pavadinti, baimės programa gali būti sukišama informacija tarp eilučių. Pavyzdžiui, nenori mokytis, tai eisi griovių kasti. Kokia tai yra programa? Reiškia, bus blogai, tu būsi blogas, tu žodžiu būsi kvailas, durnas ir eisi kasti griovių. Ir vaikas yra priverčiamas, privartaujamas visiškai ne iš tos pusės, iš kurios turėtų būti. Ne iš noro pozicijos, o iš kažkokio tai nepilnavertiškumo, ar kažkuri tai profesija yra geresnė, ar kažkuri profesija yra blogesnė. Žodžiu, tai visas šitas mokyklos visa ta dalis, klasiokų, draugų, kaip mes vertiname draugus mūsų vaikų, ar mes juos priimam, ar mes juos apkalbam, ar mes apkalbam jų tėvus, ar mes, žodžiu, kaip mes visą tą situaciją, visą tą ratą, kurį formuoja mūsų vaikas, kaip mes jį priimam ir kaip mes jį suvirškinam. Ir kokią šitą programą gauna vaikai iš viso to, kaip mes tai visą tai priimam. Labai irgi didelis savo nuomonės kišimas visais klausimais, pasirenkant kažkokius tai hobi būrelius, renkantis profesiją, ar viskas yra kišama vien tik tai, kad apsimokėtų, kur geriausiai galima uždirbti, ar leidžiam vaikui rinktis ir galbūt daryti, kaip mes sakom, klaidas, bet leisti jam pačiam praeiti tą kelią, pasirinkimo kelią, kad jisai laisvai galėtų priimti ir jeigu jisai pamatys kažkurio tai momentu, kad galbūt jisai norėtų kažką pakeisti ar galbūt nebuvo visiškai teisingas sprendimas, kad nebūtų tokių kartojimo, ar aš tau nesakiau. Ir iš viso šitą programą, ar aš tau nesakiau, arba aš tau taip ir sakiau, tai yra irgi labai didžiulė nepagarbos programa. Ir su ją mes labai stipriai, pažeidžiam vaiko visą emocinį lauką ir savivertės lauką, nes reiškia kažkas tai kiti žino geriau ir aš esu nuvertintas ir nedavertintas ir apskritai viską darau blogai. Toliau dar gali būti programa, jeigu vaiko charakteris yra stipriai save išreiškiantis, kuris nebijo išreikšti savo nuomonės ir gali būti pradėta formuoti programa, kas su tavim norės tokiu gyventi. Šita programa labai yra baisi, žiauri ir gali labai stipriai sugadinti apskritai visą gyvenimą, vien tik tai šitos programos įdiegimas vaikui į galvą arba paaugliui. Tai tiesiog pasiklausyti, pirmiausia reikėtų, ką mes sakom savo vaikams,
kokia yra pas mus tonacija, kai mes kalbam tiesiog paklausyti, kaip mes kalbam su savo vaikais, kaip mes kalbam su savo partneriais namuose, kokia energetika iš mūsų sklinda, kaip mes kalbam su savo draugais, kolegomis. Tiesiog pasiklausykit save, įsijunkit šitą programą ir pasižiūrėkit iš šono visose situacijose. Ir ar jūs pamatysit, ar iš jūsų sklinda pagarba vaikui, ar iš jūsų sklinda tik tai kažkoksai tai nepasitenkinimas pastovus, akcentavimas blogų dalykų, to, ko nepadaro. Labai didelis yra irgi labai sunki ir tokia skausminga galbūt programa, kai mes kritikuojam pastoviai ir tas lūkesčių mūsų iškelimas tokių, kokių vaikas galbūt, irgi mes galvojam, kad vaikas skaito mūsų mintis, taip kaip ir lygiai taip pat mes galvojam, kad partneris skaito mūsų mintis, mūsų lūkesčius, ką mes norėtume, kad būtų. Tai lygiai taip pat mes tikimės, kad ir vaikas pradės skaityti mūsų mintis. Aš galvojau, kad tu ištuštinsi indaplovę, aš tikėjausi, kad tu išplausi grindis, aš tikėjausi, kad tu tą. Jeigu apie tai buvo nekalbama arba nebuvo susitarta, tai tas tikėjimas jis yra mūsų asmeninė problema, bet ne vaiko. Ir pareigų pasiskirstimas, taip turi būti pareigų, kažką tai turi vaikas daryti namuose, irgi priklausomai nuo to, kiek jis yra užimtas kitose veiklose. Ir pagal galimybės gali būti susitarimas be abejo, kokios pareigos yra namuose, ką jis turėtų daryti. Ir tada jau galima kalbėti apie lūkesčius ar nelūkesčius, o ne tai, kad iš lempos ir galvoti, kad vaikas viską supranta iš mūsų veido išraiškos arba iš dar kažko. Kitas labai svarbus yra dalykas - nebijoti būti netobulu. Aš labai daug matau tėvų aplinkui, kaip jie įsivaizduoja, kad jie yra tobuli. Jų nuomonė yra tobula, jie elgiasi tobulai, jie yra patys geriausi tėvai, pačios geriausios mamos. Jie neanalizuoja savęs, neanalizuoja savo veiksmų ir jie įsivaizduoja, kad viskas, ką jie daro, yra tobula. Jų priimami sprendimai, gyvenimo būdas, kas bebūtų. Tai vat, pirmiausia, reikia irgi nusimti karūnas, pasidėti jas į lentynas ir atsistoti šalia vaiko, būti jo lygmenį ir paanalizuoti savo elgesį su savo vaikais. Nebijoti atsiprašyti, kai suprantat, kad darot kažkokias tai sisteminės klaidas. Jeigu tai kažkoks vienkartinis dalykas, yra vienas dalykas, bet jeigu sistemiškai tai kartojasi, tai jau yra problema. Tai vat nebijoti, atsiprašyti. Atsisėsti ir atsiprašyti už tą, ką padariau, ar to, ko nepadariau, ar nepriimiau, ar nesupratau, ar neišgirdau, ar buvau nedėmesingas, nesvarbu kas. Ir taip, ir tas priveda prie to, kad vaikas pradeda ugdyti savo kritinį mąstymą, kad jisai irgi lygiai taip pat analizuoja savo tėvus, pradeda kritiškai analizuoti. Ne tai, kad jeigu mes suformuojam tokią nuomonę, kad aš esu tobulas ir aš neklystu, tai vaikas pripranta prie šitos programos ir paskui gali būti labai sunku, jam gali būti labai didžiulis šokas, jeigu labai stipriai. Tikrai žinau iš klientų istorijų, kai labai stipriai buvo suformuota vieno iš tėvų, kad vienas yra absoliučiai tobulas ir kažkurio momentu vaikas pradeda suprasti, kad tai buvo tiesiog fasadas ir tai buvo specialiai suformuota programa, kad nukreipti tą negatyvę visą energiją į kitą partnerį. Tai jiems labai išslysta praktiškai žemė iš po kojų. Jiems labai yra sunku vėl viską suvirškinti, vėl viską sudėlioti ir suprasti, kad iš tikrųjų apskritai tobulų žmonių nėra. Tai vat pradėti šitą formuoti iš anksto, leisti vaikui analizuoti, nes pats blogiausias dalykas galvoti, kad užauginti tokį vaiką, kuris kritiškai neanalizuoja santykių. O pirmiausia, santykiai analizuojasi būtent šeimoje, tėvai, vaikai, broliai, seserys, giminės ir tada prasideda draugai ir visa kita.
Ir jeigu mes leidžiam jam analizuoti, lygiai taip pat mes galim klausti, kokios mano savybės labiausiai tave erzina, kokios mano reakcijos galbūt tave labiausiai erzina, kokios mano frazės tave labiausiai erzina, nebijoti šito paklausti. Aišku, turit nebijoti ir išgirsti, kad iš tikrųjų vėlgi užduodant tokį klausimą, reikia labai aiškiai žinoti, kad jūs neturit teisės, tiesiog negalit nei supykti, nei įsižeisti ir priimti tą vaiko atvirumą kaip didžiausią dovaną jums. Nes irgi žinau labai gerų pavyzdžių, kai mes galime atvirauti su vaiku, jisai geroj nuotaikoje, mes su juo atvirai pasišnekam, jisai atsiveria, jisai pasako kažkokius dalykus, kurie yra jam labai labai giliai ar pavadinti labai asmeniški. Lygiai taip pat santykyje į mus, sakykime, arba santykiuose kažkokiuose su draugais. Ir kai mums kažkurio momentu nuotaika bloga, mes supykstam ir mes panaudojam tą jų informaciją prieš juos. Tai yra kaip strėlės į širdį. Viskas, reiškia, durys uždarytos, daugiau jūs to vaiko neprakalbinsit. Ir galit tenais jau ilgai vargti ir gali būti, kad niekad jūs netversit jo širdies, vien todėl, kad jūs pilnai sužeidėt jo didžiausią, kaip pasakyti, tą pasitikėjimą jumis. Tai vad lygiai taip pat, jeigu jūs einat klausti ir diskutuoti jūsų santykius su vaiku, jūs turite būti 100% užtikrinti, kad jūs niekados nepanaudosit tos informacijos. O jeigu jūs jau esate tą padarę, tai jūs nelabai galite tikėtis taip jau lengvai vėl ateiti arti iki to atvirumo momento, kur vaikas vėl bus su jumis atviras. Vaikai labai nori būti atviri, jie nori būti išgirsti, jie nori būti, kad su jais būtų kalbama, bet tai yra didžiulė kaina, jeigu mes juos sužeidžiam. Tai va, tai išsiaiškinti visus šitus kokie sakykime, erzinančius ir tas, kas vaikui yra skausminga, nepriimtina ir visa kita. Kitas dalykas yra, kad kodėl mūsų santykiai su kiekvienu vaiku yra labai skirtingi. Todėl, kad jie visi turi savo skirtingas meilės kalbas, jie visi skirtingai jas suvokia, kas kiekvienam vaikui yra meilė, tai gali būti vienam apsikabinimai, pokalbiai ir švelnumas, kitam gali būti bendra veikla, trečiam gali būti kažkokios tai kiti dalykai, kas jiems atrodo, dėmesys mūsų, galbūt dar kažkas, tai kas jiems parodo, kad mes juos mylim. Tai labai vėlgi, viskas yra labai paprasta. Pasiimat ir su kiekvienu vaiku atsisėdat ir klausot, iš kur tu žinai, kad aš tave myliu? Kaip tu galėtum įvardinti? Kokie mano veiksmai parodo, kad aš tave myliu? Ir viskas. Ir jūs labai greitai suprasite, kokia meilės kalba yra kiekvieno vaiko. Ir tada jūs turite ją naudoti būtent su vienu vaiku vieną kalbą, su kitu vaiku kitą kalbą ir kartas nuo karto vėlgi viską perkalbėti, padiskutuoti ir aptarti, ar karts nuo karto gali ir keistis ta meilės kalba. Tai nebijoti vėl kartas nuo karto tiesiog pasišnekėti, padiskutuoti ir pagal amžių vėlgi priklauso labai iki kokių detalių ar iki kokio tai gilumo jūs nueisit to pokalbio metu. Bet jums labai daug pasakysiu, nereikės skaityti 101 knygos, o jums vaikas viską pasakys, ko jisai nori. Jums nereikės tenais žinoti visų tų pavadinimų vaikų, asmenybių ir viso kito. Jums vaikas pats pasakys, kokios jisai meilės formos nori iš jūsų. Toliau, kas yra labai irgi svarbu, vaikų lyginimas tarpusavyje. Pirmiausia, šeimoje, šitas geras, šitas blogas, tas padarė, tas nepadarė. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko mes supriešiname vaikus šeimoje, supriešiname vaikus santykiuose su tėvais irgi, nes vaikai irgi pajunta, kurie tėvai labiau myli, kurį labiau myli, kuris su kuriuo labiau nori būti. Tai šitą irgi reikia labai aiškiai išsiaiškinti, kokios yra to priežastys ir dirbti su tomis priežastimis, kad abudu vaikai jaustų abiejų tėvų meilę.
pagarbą, dėmesį, o kuris vaikas, kurį pasirenka, čia irgi gali būti vidinės kažkokios priežastys, atsineštos priežastys, kuria jam energetika gali labiau tikti ir dėl to nereikia labai pavydėti arba iš viso nereikia pavydėti. Jeigu vienas vaikas pasirenka labiau mamą, kitas vaikas pasirenka tėtį, tai nei vienas iš jų neturi pavydėti kitam. Ypač jeigu vienas vaikas yra šeimoje, tai negalima pavydėti, kodėl jisai pasirinko mano partnerį, o ne mane ir dėl to kažkokia tai atsiranda vėlgi konkurencija. Tai va. Taip. Toliau buvo klausimas blogi santykiai, vieno iš vaikų, blogi santykiai su tėčiu. Tai ir būtent tie blogi santykiai buvo ir pas mamą su savo tėčiu. Ir klausimas yra, ar tai yra atsineštas modelis iš savo šeimos modelio, ar kas tai yra. Tai taip gali būti atsineštas modelis iš savo šeimos, gali būti atsineštas modelis tuo principu, kad buvo pasirinktas vyras iš keršto tėčio ir kaip pavadinti. Kai mes labai analizuojam ir mes pykstam ant tėvų, kad jie kažką tai darė ne taip, kaip mes tikėjomės, mes įsivedam programą, kad pas mane taip tikrai nebus. Tai tada visą laiką būna blogiau ir taip arba dar blogiau. Tai vad gali būti iš tos programos, kad pas mane tai jau taip nebus, automatiškai nusikopijavo ta programa ir pasirinktas buvo vyras, ir kuris atitinka galbūt, aš nežinau situacijos, bet variantas, kad galbūt atitinka kažkom tai nukopijuotas yra tėčio modelis ir toliau vyksta šita programa. Kitas dalykas gali būti tiesiog, kad būtent tas konkretus vaikas, tėtis irgi galbūt nesidomi meilės kalbom ir jis nelabai galvoja apie tai, kad kiekvienam vaikui reikia skirtingos meilės ir su kitais vaikais gali vykti viskas gerai, dėl to, kad jo modelis, jo suvokimas meilės tinka kitiems vaikams, o būtent konkrečiam vaikui jisai netinka ta programa. Arba tas vaikas yra toksai, kuris erzina labai savo elgesiu tėtį. Bet vėlgi tas erzinimas tėčio irgi parodimas jo kažkokių tai užslėptų programų, kurias jisai turėtų tiesiog tyliai ramiai pagalvoti, kas tenais lenda ir turėtų praanalizuoti ir žiūrėti, kaip tas programas pakeisti arba iš jų išsilaisvinti. Tai va, nes greičiausiai tėtis nepriima to vaiko, tos dukros, kokia jinai yra, o priežasčių dėl to vėlgi reikia žiūrėti, ar dėl to, kad jinai yra labai gera kopija jo ir jis tiesiog negali to priimti, arba jo nemokėjimas išreikšti savo meilės savo dukrai, taip kaip jinai tikisi. Ir taip. Jo, pagrindiniai tie dalykai, kad žiūrėti, kokia yra programa, kas atsinešta ir kaip dabar su tuo dirbti. Tai va, tai yra pagrindiniai klausimai yra ir, žodžiu, kurie buvo iškelti man parašyti asmeniškai. Jeigu turit kokių klausimų, komentarų į visą tai, ką aš čia dabar kalbėjau, tai galit parašyti. Galbūt sutinkat, nesutinkat, rezonuoja, nerezonuoja ir tada galim dar pakalbėti, kas jums yra aktualu. Ir tiesiog parašykite, ar jums rezonavo, ar kažkas tai buvo kažkas naudingo ar nenaudingo iš to, ką girdėjot. Taip. Išsiskyriau su vyru, kad nutraukti toksiškus santykius, bet vyro buvusi nepagarba man tarsi perėjo ir sūnų, kuris pats to nesuprasdamas kartais panaudoja skaudinančią ironiją mano atžvilgiu, kuri labai primena tėvo stilių. Kartais nežinau, kaip su to tvarkytis. Jam toj 11 metų. Vienas dalykas gali būti tiesiog laiko klausimas, tiesiog parodyti pirmiausiai pagarbą savo.
turit pradėti, jūsų išsiskyrimas parodė, kad jūs gerbėt save ir išsivalėt, arba kaip čia, išsilaisvinot iš toksinių santykių. Tai irgi pagarbos savo ženklas, labai, labai stiprus. Tai gali būti laiko klausimas, vaikas gali būti tiesiog pyksta dėl to, kad jūs išsiskyrėt ir jisai nežino, kaip išreikšti tą pyktį. Tai va, ir jisai išreiškia tą, ką jisai matė, tokiu būdu. Bet jums dabar šituo atveju turit rodyti pagarbą savo visose lygmenyse, laiko savo davimu, įvairiais, prasme, visuose aspektuose. Ir tas vaikas, jisai eigoj, jis 11 dar tik tai metų, jis eigoj pradės analizuoti. Vėlgi galima ir kalbėti jo amžiaus lygmenį. Arba kai iškils kažkokios situacijos su jo draugais, kažkur galbūt reikia sulaukti momento, kai jam iškils kažkokie tai klausimai, diskusija, kažkas iš draugų buvo, kažkas nepagarba išlindo ar kažką, bet gali būti, kad jūs tiesiog galite iškelti šitą klausimą diskusijai, jeigu jis eina į diskusijas. Žodžiu, kažkokį tai ar per žaidimo formą, per kažkokius tai dalykus pradėti kalbėti apie pagarbą savo. Netgi maistą renkantis galima irgi mokinti vaiką, kad ne tai, kad ten priverstiniu būdu kažką tai valgyti, bet iš pagarbą tiesiog, kad jis pajaustų, ką jis norėtų. Irgi tai yra pagarbą rodyti jam. Irgi labai svarbu mokėti parodyti jam pagarbą. Galbūt irgi kažkurioje tai vietoje, kur norisi primesti savo nuomonę, arba kad būtų greičiau neklausiam nuomonės. Tai va šitoj vietoje galbūt iš abiejų pusių reikėtų pasižiūrėti šitą klausimą. Kaip išsivaduoti iš tų programų? Tai reikia tiesiog pirmiausia atpažinti tas programas, jų nekartoti, pradėti daryti išvadas ir nekartoti pirmiausiai tų programų, o kitas dalykas tiesiog galite medituoti, paleisti tas programas meditacijos metu, jas įvardinant irgi, kad jūs norite išsilaisvinti, bet vien tik tai meditacijos niekada, žinokit, neužteks, reikia sąmoningo sprendimo ir nekartojimo tų programų. Ir jos po truputėlį, taip kaip ir svorio nenumesi vien tik tai medituodamas, kad aš dabar nevalgau, reikia imti ir nevalgyti, arba ten keisti mitybos visą stilių ar programą. Lygiai taip pat reikia imtis kažkokių tai konkrečių fizinių veiksmų. Ir kur jūs matot, kokia programa jumise labiausiai dirba, kur jinai yra paleista, tai reiškia, reikia su ta programa ir pradėti ją mokėti atpažinti, kada jinai pasijungia, ar kai jūs pavargus, ar kai alkana, ar dar kažkokie tai dalykai, kurie jūs išveda iš pusiausvyros, ir tada dirbti būtent su tom programom labai sąmoningai. Prasti santykiai su dukra reikalauja, jog aš užsitarnaučiau pagarbą iš jos, nesuprantu, kokios pagarbos reikalauja, nes auginau viena, nuo 18 metų į mokslus išleidau viena, mano santykiai su mama buvo banguoti, bet paskutiniai 5 metai labai gerai, išėjo Anapilin gegužį. Tai va irgi nesuprantu, kokios pagarbos reikalauja. Susėskit ir kalbėkit, kokios pagarbos, kur jinai ko nejaučia, kur jai kažko tai trūksta, ir tada galbūt galima iš tos pozicijos tiesiog paprasčiausiai įsiaiškinti, kas kur yra pastrigę pagarbos programa ir ką jūs su to galite tiesiog susitarti, jeigu jinai yra kiek jai metų. Žodžiu, jeigu galima susitarti, tiesiog turite po truputį ir dirbti to klausimu. Kur dabar dingo ta žinutė? Nu, dabar jau čia man, tuo aš pasižiūrėsiu čia kompiuteryje. Viena mintis rezonavo, kai paklausti vaikų, iš kur žinai, kad aš tave myliu, kalbu apie sūnų, nes daug apie viską diskutuojam, prasti santykiai. Ai, šičia. Jo dukrai nematau kiek metų, bet žodžiu, taip. Dirbti, kalbėti ir diskutuoti, jeigu pavyksta išsiaiškinti tokiu principu, kalbėjimo.
Kitaip aš neįsivaizduoju, kaip dar galima. Ar dar yra kokių minčių, komentarų? Jeigu nėra klausimų, tai aš kaip ir daugiau nelabai turiu ką pasakyti. O siūlykit temas. Kaip čia dabar man pažiūrėti, jie labai išsisukinėja nuo atvirų pokalbių. Irgi žiūrėkit priežastis, kodėl išsisukinėja. Kiek jie metų dabar? 37 metai. Kaip prakalbinti vaiką. Galit laukti momento kažkokio, tai galbūt iš viso į kažkokią tai išeiti kelionę dviese, kažkur išeiti, pasivaikščioti, tą, ką mėgsta tas vaikas, arba tiesiog dirbti kažkokį tai darbą, kurį veiklą kažkokią daryti kartu, kurioje jisai pilnai atsipalaiduoja, kur jisai gali būti savimi ir vėlgi, kodėl nenori kalbėtis, gali būti priežasčių, kad bijo būti pažeistų, sužeistų, galbūt jau buvo sužeistas tokiu atveju, būdamas atviru. Tada sakau, jeigu jau buvo sužeistas ir buvo panaudotas atvirumas prieš jį, tai tada yra labai sunku vėl užsitarnauti pasitikėjimą ir tai gali užtrukti ir gali būti labai maži. Irgi variantas būti atviriems vaikams. O viena iš atvirumo formų tai nebijoti būti klystančiais. Papasakoti savo nerimus, vaiko klausti, sakykime, kaip jūs nerimaujate, ne tai, kad nerimaujat, bet ne dėl pačio vaiko nerimauti, bet dėl savo elgesio, kad va štai padariau, aš galvoju, kad galbūt neteisingai, galbūt tave sužeidžiau, galbūt aš neišgirdau tavęs, atsiprašyti, leisti jam įvertinti, o irgi variantas pradžioje galima pradėti klausti paprastus klausimus, taip ne principų. Irgi vienas iš pokalbio pradžios tokios, kur tik tai paklausti, ar tu jauti, kad aš tave gerbiu, ar tu jauti, kad aš tave myliu, ar tu jauti, ar tau tai patinka, ar tau tai nepatinka. Tokius paprastus dalykus ir vėliau po truputėlį gali būti, kad tas vaikas atsivers. O 37 metų, jeigu mergina neatsiveria, jinai turbūt jau irgi kažkokios turi patirties, kad geriau nekalbėti, nes būsi sužeistas. Didžiausia, man atrodo, yra programa arba priežastis nekalbėjimo, tai yra bijoti būti sužeistam. O tai turi priežastį vienokią ar kitokią. Kažkas buvo išsijuokta, neįvertinta, neišgirsta laiku ir tada jau labai yra sunku vėlgi viską atstatyti. Po truputį, ne per vieną dieną viskas susiformavo taip, kaip yra, ne per vieną dieną ir išsispręs. Ir gali būti daug laiko, gali prireikti, kad atstatyti santykius, ar juos pagilinti, ar juos praplėsti. Bet dirbant sistemingai, su noru, tikrai galima daug ką padaryti. Vaikas turi patikėti, kad jūs iš tikrųjų esat atvira, norinti bendrauti, norinti pati keistis, rodanti pagarbą savo, irgi valytis iš toksinių santykių su savo draugais, draugų ratą labai gerai pravalyti, visą toksiškumą išvalyti iš savo santykių ir tada žiūrėti, kaip viskas keisis ir jūsų santykiuose galbūt su vaikais, jeigu jie matys, kaip jūs pradedat gerbti save, nes vien kalbėti, kad aš gerbiu save, aš gerbiu tave, tai nieko nereiškia. Bet mūsų veiksmai parodo, kiek mes gerbiam save. Ir jeigu visi yra blogi, ir draugai blogi, ir šefas blogas, ir kolegos blogi, tai vat reikia tada galvoti, ar aš čia toksai karūną užsidėjęs, o ką aš galiu tame pakeisti, iš ko galiu išsivalyti, o iš kur reikėtų pakeisti savo požiūrį. O vaikai viską mato, viską stebi, viską kopijuoja ir analizuoja. Ar dar yra kokių klausimų, ar mes toj vietoj baigiam? Ir siūlykit komentaruose irgi temas. Tai jau irgi sakiau. Gerai, daugiau klausimų nėra.
galite meditacijos išsivalymui galim padaryti webinarą grupėje Sąmoningumo grupė, ten jinai yra daugiau meditacijoms skirta, tai vat galiu padaryti webinarą už 2 savaičių, vėlgi tuo pačiu metu greičiausiai kaip ir dabar. Aš paskelbsiu, kas nesate prisijunkit, vadinasi Sąmoningumo grupė Facebook'e ir ten galim padaryti meditaciją būtent visų santykių su vaikais programų išsivalymui. Jeigu tinka, rašykit pliusiukus, širtutės ar ką nors ir aš tada žinosiu, kad jums to reikia ir galim, bus tematika pratęsta energetiniam lygmenį. Čia klausimas atėjo. Ar jūsų praktikoje buvo vaikas, kuris šeimoje kalba, o svetimoje aplinkoje tarp suaugusių nekalba visai? Mokykloje nesakinėja žodžiu dėkoju. Taip, tai yra visiškas, jie vadina save intravertais, bet vėlgi čia iš vienos pusės paėmus tai yra didžiulis ego, kur mes galvojam, kad jie bijo išreikšti save, nes jiems yra paprasčiau nieko nesakyti, negu kad iš jų išsijuoks arba bus neįdomus. O tai yra stiprus ego. Tai iš vienos pusės, aišku, jie tą slepia po intraverto pavadinimu, bet šitoj vietoj jie galvoja, kad viskas yra sukoncentruota į save. Bet kiekvienas yra susikoncentravęs į save ir žinau, tikrai yra nemažai tokių pavyzdžių. Bet čia tas vadinamas visiškas, kaip čia lietuviško žodžio nežinau, kuklumas iki negalėjimo. Tai va, tai gerbti, kalbėti, o kažkurio metu po truputį jie pradeda atsiverti, pradeda matyti, kad irgi mes turim vertinti kiekvieną jų išreikštą nuomonę, jų pasirinkimus, tada jie supras, kad jie priima, kad jie, kaip pavadinti, kad iš jų nesijuokiama. Tai yra viena iš didžiulių priežasčių, kad nesijuokti iš vaiko, kad ir ką jisai pasakytų, priimti jo nuomonę, išgirsti jo nuomonę, parodyti, kad jūs jį matot, girdit, jaučiat ir mylit. Besąlygiškai. Tai tada ir pradės atsiverti jo šitą laukas ir kitoje aplinkoje, mokykloje, ten su draugais ar dar kažkur. Tai va, mačiau tema siūloma brolių vaikų santykiuose, bet brolių vaikų santykius mes irgi formuojam mes, tėvai, pirmoji eilėje. Bet galima padaryti galbūt ir atskirą webinarą. Gerai, tai viskas tada. Ačiū šiandien, gražaus vakaro ir gražios nuostabios savaitės. Ir, reiškia, greičiausiai už 2 savaičių susitikti galim Sąmoningumo grupėje ir padaryti meditaciją būtent šitom visom programom pravalyti. Gerai? Ačiū, kad buvot kartu, už pasitikėjimą ir iki kitų pasimatymų.